Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes pagaliau pakalbėsime apie raides, kurios atsirado tarp skaičių. Pradėkime. Prisiminkime, kas yra išties svarbu. Tai jau mokėmės praeityje, tai dabar tik tai pasikartokime. Visų pirma, raidė, kuri būtų įvesta į matematiką, ji galėtų reikšti bet ką. Bet jeigu raidė kartojasi, reiškia tą patį skaičių. Kaip ir matote šitoje užduotyje, jeigu x būtų lygu 2, tai mūsų formulė galėtų būti užrašyta būtent tokiu būdu. Kas kartais palengvina matematinius skaičiavimus, ypač realiame gyvenime, kai kartais mes nežinome tos skaičius, bet mes žinome, kad jis bus tas pats. Ir apie tai pakalbėsime šiek tiek detaliau. Pabandykime išspręsti keletą loginių sprendimų. Kai turime raides matematikoje, atsijungia matematika, įsijungia logika. Taigi, išspręskime jos. Visų pirma, pošaknyje matome tą patį skaičių x, kas reiškia, kad galime įvykdyti šitą sumą ir 3 plus 8 būtų, aišku, 11, užrašykime tai ir lieka kvadratinė šaknis iš mūsų nežinomo x. Viskas ok, darome toliau. Dabar ar galime dauginti? Aišku, taip pat galime ir dauginti, tai 3 × 8 yra 24. Užrašome tai ir nepamirštume x. Ar galime įvykdyti šią užduotį? Turbūt galime, tačiau ji yra neparuošta tam. Paruoškime ją. Visų pirma, kad galėtume atimti vieną skaičių iš kito su šaknimis, šaknis turi būti to pačio laipsnio, o pošaknyje turi būti tas pats skaičius. Šituo atveju nėra taip. Pabandykime kaip nors supaprastinti, kad būtų taip. Taigi 3a kvadrate kvadratinė šaknyje, matome iš karto, kad kvadratinė šaknis ir a kvadrate, jos vieną kitą galėtų atšaukti, todėl užrašytumėm a, išvestumėm a kvadrate iš kvadratinės šaknies. Bet su trejetu nieko negalime padaryti, todėl jį paliekame. 12 tai yra 3 × 4. Užrašykime tai. Aišku, a kvadrate irgi galime išvesti iš pošaknės, tai čia lieka 3 × 4. 3 × 4, tai kvadratinė šaknis iš 4 yra 2, gal tą dvejetą irgi ištempkime ir gaunasi a kvadratinė šaknis iš 3, atimti a, padauginti iš to dvejeto, kurį išvedėm iš po kvadratinės šaknies ir kvadratinė šaknė lieka 3, ko mes ir siekime, nes dabar yra tas pats skaičius kvadratinė šaknyje, tai yra pošaknyje ir kvadratinė šaknis yra abiejose pusėse, tai mes jau žinome, kad lieka a kvadratinė šaknis 3, atimti 2a kvadratinė šaknis 3. Tai jau dabar žinome, kad iš a atimti 2a reiškia lieka -1a. -a ir kvadratinė šaknis iš 3. O dabar pabandykime tą patį padaryti su kubiniam šaknim. Pažiūrėkime sprendimą. Kubinė šaknis iš 3a kubė, tai vėlgi grįžkime prie to, kad a kubas ir čia kubinė šaknis vienas kitą atšaukia, reiškia mes galime užrašyti kaip a ir lieka 3 kubinėje šaknyje. Atimti a vėlgi galime išvežti iš kubinės šaknies, lieka a kubinė šaknis. Pažiūrėkime į mūsų skaičių 24. Jau matome, kad pošaknyje dominuos trejetas. Pažiūrėkime, ar 24 galėtumėm kaip nors išreikšti su trejeto pagalba. 3 × 8 yra 24. Puiku, užrašykime tai. Taigi sprendžiame toliau. Kas yra 8 kubinėje šaknyje? 8 kubinėje šaknyje lygu 2. Reiškia, galime ištraukti iš pošaknies. Ištraukime kubinė šaknis iš 3, atimti 2 × a × kubinė šaknis iš 3 ir dabar jau mes turime to pačio laipsnio šaknį ir tą patį skaičių pošaknyje, reiškia galime įvykdyti mūsų matematinę manipulaciją. Tai yra a atimti 2a, padauginti iš kubinės šaknis iš 3. Ir a minus 2a yra -1a, reiškia -a. Ir padauginta iš kubinės šaknies iš 3. Štai kaip galima būtų išspręsti tokius uždavinius. Taigi judėkime šiek tiek prie jūsų knygos uždavinių. Aštuntokai turėjo rasti reiškinių skirtumą, 2 jų užduotį atliko taip. Perrašykime jį ir nuspręskime, kuris padarė klaidą. Ką padarė pirmi ir ką padarė antri, tai yra jie bandė išspręsti skirtingais būdais. Aišku, matome, kad vieni klydo. Pažiūrėkime, kaipgi iš tikrųjų reikėtų išspręsti šitą užduotį. Jeigu jums reikėtų atimti 6 kubinę šaknis iš a, atimti kubinę šaknis iš a. Ir atsiminkite, kaip mes tai darėme prieš tai. Jeigu mūsų pošaknis yra tas pats skaičius, mūsų atveju tai yra ne skaičius, o raidė a, kuri reikštų kažkokį skaičių, ir šaknies laipsnis tas pats, reiškia juos reikia išnešti ir iš pradžių atimti
iš šešeto tą nematomą vienetą, kuris yra čia, ir tik tada visą tai padauginti iš kubinės šaknies iš a. Na ir mūsų atveju lieka 5 padauginta iš kubinės šaknies iš a ir matome, kad antra grupė arba antras mokinys išsprendė šią užduotį taisyklingai. Taigi negalima paimti ir tiesiog atimti kubinę šaknį iš skaičiaus ir palikti skaičių be jos. Taip nedaroma. Atsiminkite tai ir judame toliau. Šioje užduotyje reikia supaprastinti reiškinį ir apskaičiuoti jo reikšmę. Padarykime tai. Ši užduotis geriausiai paaiškina, kam reikalingos raidės, kai kalbame apie matematiką. Kartais skaičiai gali būti labai gromėziški, dideli ir juos perrašyti iš vienos vietos į kitą pasidaro per daug sudėtinga. Kartais lengviau priskirti kokiam nors skaičių raidę ir tą raidę naudoti vienur kitur, tol kol neprieimė pačio paprasčiausio, banaliausio sprendimo. To paties prašo mus ir čia. Mes turime apskaičiuoti, bet prieš tai reikia supaprastinti. Supaprastinus mes palengvinam savo gyvenimą. Pabandykime supaprastinti pirmą uždavinį ir tokiu pačiu būdu jūs galėsite atlikti visus kitus. Visų pirma, sugrupuokime tos skaičius, kurie turi tą patį pošaknį. Taigi sugrupuokime pošaknius kvadratinės šaknis iš a ir kvadratinės šaknis iš b. Viską, ką padarėm, mes kol kas tik tai perstumėm skaičius, kad galėtumėm pamatyti. Čia yra viena grupė, čia yra antra grupė. Dabar pabandykime išspręsti tų grupių reiškinius. Tai pavyzdžiui, 5a kvadratinė šaknyje atimti 6a kvadratinė šaknyje. Gautasi, kad 5 minus 6 yra minus 1, tai reiškia minus 1. Ir nepamiršti kvadratinės šaknis iš a. Išspręskime antrą, tai yra 3b pridėti 4b ir čia galime 3 plus 4 yra 7, pridedam 7 ir padauginti iš kvadratinės šaknies iš b. Kai jau turime tos skaičius, mes supaprastinam, galime juos užrašyti. Minus kvadratinė šaknis iš a plus 7 kvadratinė šaknis iš b. Mes žinome, ką reiškia a, užduotį duodama 9. Mes žinome, ką reiškia b, irgi duodama, tai yra 25. Užrašykime dabar su tais skaičiais. Dabar mums jau nereikia spręsti ilgo uždavinio, uždavinys sutrumpėjo, mes jį supaprastinam, todėl kur kas lengviau apskaičiuoti jį dabar. Minus kvadratinė šaknis iš 9. Pridėti 7 kvadratinė šaknis iš 25. Pirmojo atveju gauname minus 3 ir pridėti 7 kart 5, tai yra 35. Minus 3 plus 35 yra 30. Mūsų atsakymas yra 32. Čia galime rašyti 32. Tokiu pat būdu išspręskite ir kitus uždavinius. Viskas labai panašu. Iš esmės, ieškokite būdų supaprastinti. Supaprastinus, visas kitas sprendimas yra kur kas lengvesnis. Na ir išspręskime dar vieną. Čia paimkime b užduotį. Kaip jau minėjau, žiūrėkite į patį mažiausią skaičių pošaknyje. Mūsų atveju tai yra 5. 45a kvadrate, tai visų pirma a iš karto galime išvesti, o 45, jeigu mes turėsime omeny skaičių 5, tai yra 5 kart 9. Tai reiškia a padauginti iš 5 ir padauginkite iš kvadratinės šaknis iš 9. Kvadratinė šaknis iš 9 yra 3, tai 3a kvadratinė šaknis iš 5. Šitą yra kur kas lengviau išspręsti, nes dabar mes jau galime jį įrašyti ir matome, kad kvadratinė šaknis iš 5 gali būti panaikinta. Taigi, kaip tai padarome? 2a kvadratinė šaknis iš 5 atimti 3a kvadratinė šaknis iš 5 padalinti iš kvadratinės šaknies iš 5. Galite tai išspręsti dviem būdais. Pasirinkite tą, kuris jums patogesnis. Aš padarysiu taip, kaip patogiausiai man. 2a kvadratinės šaknis iš 5 padalinti iš kvadratinės šaknies iš 5. Atimti 3a kvadratinės šaknis iš 5 padalinti kvadratinės šaknis iš 5. Šitie du pasinaikina ir šitie du pasinaikina. Taigi mūsų atsakymas bus 2a atimti 3a. Na ir jeigu dar neįsiminė, tai 2 minus 3 reiškia minus 1a. Štai toks mūsų atsakymas. Nepamirškite, kad raidės buvo įvestos į matematiką ne tam, kad pasunkinti ją, bet palengvinti, nes matematika turi būti be streso.